Ar pas jūs yra pelių? Jau kuris laikas, mano mielieji, atsitinka man keisti dalykai. Kad ir vakar. Sėdžiu įstaigoje ir galvoju, kaip būtų gera, kad greičiau ateitų sekmadienis. Ar šiaip kokia šventė. Sėdėčiau savo namuose. Ir staiga suskamba telefonas. Alio, šaukia nepažįstamas balsas. Tučtuojau grįžk namo. Tavo šuo Rudis jau visa valanda leipsta juokais. Ir aš bijau, kad neapalptų. Juokiasi be perstojo. Čia rimtas dalykas. Rudis juokiasi? Klausiu. Kaip juokiasi? O, nesisako, o gal negali, nes visą laiką juokiasi. O kas čia kalba? Aš, porcelianinis žmogiukas. Koks porcelianinis žmogiukas? Kaip koks? Nepažįsti ar ką? Aš juk stoviu ant židinio tavo vaikų kambaryje. Teisybė, prisiminiau. O kaip tu sužinojai mano telefono numerį? Na ir įkyrus gi tu. Greičiau grįžk. Paaiškinsiu namie. Ir padėjau ragelį. Kas galėjo atsitikti Rudžiui, pagalvojau. Mūsų namuose jis jau 5 metai, bet nė karto net nenusišypsojo. Kaip vėjas išlėkiau gatvėn. Dūmiau kiek kojos į kabiną, uždusęs, susitaršęs, susivėlęs, įpuoliau į kambarį. Iš tikrųjų, savo akimis pamačiau, kad porcelianinis žmogiukas sakė teisybę. Rudis kvatodamas raičiojosi ant kilimėlio. Rudi, piktai tariau aš. Ką tai reiškia? Bet Rudis nekreipė į mano žodžius jokio dėmesio ir toliau sau leipo juokais. Jis apsivertė aukštielninkas, kratė letenas, jam per snukį iš didelio juoko ritosi ašaros. Rudi, aš pakėliau balsą, ar pakvaišai? Nusiramink. Kur tau? Rudis net negirdėjo. Jis tebekvatojo. Rudi, sunerimau. Jei tuoj pat nesiliausi taip kvailai kvatojas, mudu nebedraugai. Išklausęs daugybę mano grasinimų, Rudis nelengvai, bet šiaip taip aprimo. Tačiau vos tvardėsi, kad vėl nepritrūktų juoktis. Kas nutiko, Rudi? Paklausiau, visiškai aprimo. Kas tave taip prajuokino? Ak, oi negaliu. Vėl pradėjo juoktis Rudis, stverdamasis letenomis už pilvo. Negaliu, oi, ak. Tai kasgi atsitiko? Kas? Riktelėjau pritrūkęs kantrybės. Rudis nusibraukė nuo snukio ašaras, atsikvėpė ir pagaliau paaiškino. Kad tu žinotum, tavo sūnus žaidė kambaryje. Staiga iš po spintos išlindo pelė. Taviškis išsigando, ėmė klykti ir užšoko ant stalo. Tada Rainiukas, kuriam viso labo keli mėnesiai,
puolė ir pelę pagavo. Ha, niekad nieko panašaus nesu matęs. 5-metis berniukas bijo peliukės, o keleto mėnesių kačiukas ne. Pilvas skauda nuo juoko, ha, mirštu juokais. Va ir visa istorija, mielieji. Per rudį turėjau bėgti neužbaigęs darbo. Žinoma, kalčiausias porcelianinis žmogiukas, užuot tyliai stovėjęs ant šilto židinio, sumanė man skambinti. Klausiamas, kodėl tai padarė, iš kur sužinojo mano telefono numerį, tyli tartum niekad nebūtų rinkęs mano įstaigos numerio.